Įdomu, ką šiandien daryti. Nieko nėra daryti. Sugalvojau. Aš keliausiu į Paryžių. Gerai, paskambinsiu Čeliu, kad jis ateitų ir pasakyčiau, kad išvyksiu. Čeli! Pakam sakau, einu pasimti telefoną. Čeli, gerai, kad atėjai. Nemoku negėt. Tai aš keliausiu į Paryžių. Ką? Iš niekur nieko? Jei tu keliautum į Paryžių, tai jau prieš savaitę man pasakytum. Kol dabar sakai? Nes dabar sugalvojau keliauti į Paryžių. Man reikia atostogos nuo mokyklos. Man mokykla atsibodo. Tai aš keliausiu į Paryžių. Ir tau noriu pasakyti, nes aš nenoriu per Messengerį, tu klaustum, kur tu esi? Kur tu esi? Jie čia mano voice priešina tave. Tai aš tiesiog tau pasakysiu dabar, in person. Dabar gali išeiti, nes aš varysiu į Paryžių. Gerai, aš keliausiu namo. Gerai, aš keliausiu į Paryžių, tai man reikės šaukšto savo ir savo tuos nuo akių mėgavimui. Čia vieninteli 2 dalykai, kur man reikia į Paryžių. Na gerai, kempinukai plačiai kelnių, einu sofai pasakyti, kai nesvarysiu į Paryžių. Tai, guys, ką šiandien noriu daryti? Makaronai, kodėl mes ne ant sofos? Ir antra, kodėl mes prie šito lagamino kempiniuko plačio kelnio? Hot dog! Kas tau yra, gintarai? Aurinai, mes sofą praradom, nes Vilnius su Čerliu yra, tai sofa yra užimta, bet galime eiti džedžedžės kambarį ir ant jo lovos būti. Žinai. Pala, o kas šitam lagamine? Čia Vilniaus daiktai. Guys, žinot, kad būtų juokinga, jeigu čia įliptume ir paskui, kai jis nusineš, išgąsdinsim jį. Taip. Hot dog. Aš būsiu goofy šiandien. Gerai, uždaryk mūsų makaronai. Pasakiau tą sofai iki pasilgsiu jos. Palauk. Ir... Aš po pietos aš negaliu judėti. Ir užsegau. Laikas į Paryžių. Pagaliau aš esu oro uoste. Štai lagaminas, ponė. Gerai. Pasirūpinsim tavo lagaminu. Va tai vadinu gerą pasirūpinimą. Ei, Tomai, gaudyk! Nukrisk. Pagaliau aš Paryžiuje. Štai Eiffel Tower. Tas, kaip vadinasi? Kaip vadinasi, ponė? Bonjour. Tai vadinasi Eifelio bokštas. Aš pamiršau. Vilniau čia tu? Svajūnai, nežinau, kad tu iš Paryžiaus. Jo, aš gimiau Paryžiuje. Čia mano šalis. Matai, kaip aš turiu ūsus tuos ir visą kitą. Jo, aš Paryžiuje gimai. Atėjau aplankyti savo tėvus, jie dar čia gyvena. Ir aš turiu akcentą, prancūzišką akcentą. Bonjour, ar nori mano bageto? Ne bagetas, jo. Čia krosanas. Ir kodėl jis toks sutraiškytas yra? Geras, ponė, kai aš su savo motociklu prancūzišku važiavau, aš sėdėjau ant jo. Tai dabar mano tas krosanas, taip. Aš pamiršau bagetus ir krosanus. Bagetai irgi skanus, bet aš neturiu tokio. Aš norėčiau visai to bageto, aš noriu atsikasti. Aš tiesiog atėjau Paryžių atostogom. Bet aš čia kelias savaitės pabūsiu. Tu žinai, kur yra viešbučiai? Žinau, o nenorėtum būti pas mano tėvų namuose? Tavo tėvų namuose? Visai būtų keep it coming, ta company. Jo, norėčiau pas tave. Gerai, einam, pasimk tą krosaną. Bonjour, tai reiškia labas, bet tik to. Bonjour, einam. Koks gražus Eifelio bokštas, iki Eifelio bokšto. Svajūnai, čia tavo kambarys?
Taip. Ir jei matai šito sienų tekstūrą tokią pačią iš tavo namų, aš padariau savo kambarį, kad atrodo kaip tavo, nes aš gyvenu su tavim, tai aš noriu, kad atrodyčiau kaip aš namuose, nes čia mano vaikystės namai. Sutikim tavo tėvus, einam sutikti mano tėvus. Jo, noriu sutikti tavo tėvus. Leiskit mus!